Sveiki portalo bernardinai.lt žiūrovai ir skaitytojai. Aš esu Rokas Simanavičius, o čia aktualijų kompaso laida, kurią šiais metais mūsų portale remia ir pristato Medijų rėmimo fondas. Metas dar vienai temai. Įpusėjus vasarai ligonių kasų specialistai ragina tėvelius nedelsti ir profilaktiškai patikrinti vaikų sveikatą. Gydytojo išduodamas mokinio sveikatos pažymėjimas galioja 1 metus, visgi viešoje erdvėje pasigirsta nuomonių, kad tai tik formalumas. Kaip keičiasi tėvų ir vaikų požiūris į pasitikrinimus tokius, apie tai šiandien plačiau ir pasikalbėsime su Vilniaus Antakalnio poliklinikos šeimos gydytoja Greta Jonaitė. Sveiki. Sveiki. Tai pirmiausiai, ką tėvams reikia žinoti apie šiuos patikrinimus? Dabar yra Liepos vidurys, kai mes su jumis kalbamės, ar ne? Kokia dabar apskritai yra ta statistika? Ar matot, kad dėl tų patikrinimų dažniau pas jūs ateina ar nelabai? Iš tikrųjų stebimas tėvelių susirūpinimas ir pažymom domėtis jau pradeda kone ankstyvą pavasarį, nes tikrai buvo labai daug ir medijoje skelbiama apie sveikatos profilaktinius patikrinimus, kad nereikia delsti, neuždelsti ir kad vasara būtų laisva nuo rūpesčių, juos pasidaryti anksčiau. Profilaktinės patikros atliekamos kasmet ir kaip jau minėjot, kad tos sveikatos pažymos galioja metus laiko ir jos tinkamos tiek visokiam būreliam, tiek stovyklom. Tai va dar dėl stovyklų matyt to aktualumo tėveliai susizgrimba ir anksčiau jomis pasirūpinti. Aš jau užsiminiau, kad tikrai nestinga viešo erdvėje tokių nuomonių, kad tokie sveikatos patikrinimai tai yra formalumas. Kiek pati iš savo praktikos dažnai su tokiu požiūriu atsainiu susidurėt? Bent mano apylinkėje aš tikrai džiaugiuosi, kad yra retas atvejis ir į tas profilaktinės pažymas tėveliai žiūri rimtai, atsakingai ir nurodymų, rekomendacijų laikosi. Ką tėvams pirmiausia reikia žinoti apie šiuos patikrinimus? Nes taip dabar, ką mes žinom, kad jie galioja 1 metus, taip, kad reikia pasitikrinti iki rugsėjo, o ar ties tuo viskas ir užsibaigia? Dažniausiai, kad mokyklos darželiai prašo susitvarkyti iki rugsėjo vidurio, tai čia tą reikia akcentuoti, kad nepamirštų ir spėtų užsiregistruoti. Dabar tas užimtumas vaikų ligų gydytojų, šeimos gydytojų tikrai labai didelis, nes vyksta tos profilaktinės apžiūros. Kiekvieno to profilaktinio patikrinimo metu vertinama vaiko bendra sveikata ir siekiama užkirsti kelią lėtinių ligų atsiradimui, koreguoti esamus kažkokius pakitimus, nusiskundimus ir paruošti žmogų, moksleivį naujam mokslo metam. Ar ilgai dabar reikėtų laukti, jeigu dabar norėtų jaunuolis arba tėvai užregistruoti? Patikrom. Kiek girdėjau, yra tos eilės 2 savaitės, mėnesis būna. Gerai, taip į priekį tikrai prisirašė. Pakalbėkime šiek tiek apie jaunuolių sveikatą, su kokiais iššūkiais dabar susiduria šiuolaikiniai jaunuoliai, ar ne? Turiu minėti iš to, iš savo praktikos tą, ką matote iš ankstesnių metų, kokios pagrindinės vis dėlto sveikatos problemos arba tie nusiskundimai. Tai pagrindinės galbūt būtų regėjimo problemos, ateina tikrai su suprastėjusia rega, kurią reikia koreguoti, laikysenos problemos, ir aišku svorio prieaugis. Po COVID-o, po pandemijos, kuomet buvo ta didelė tikrai ir ilga izoliacija, tuomet svorio prieaugiai buvo kur kas ženklesni, ten per metus prieaugdavo 15 ir 20 kg. Dabar galbūt mažesnis kiekis, bet vis tiek išlieka opi problema ir to nepakankamo fizinio aktyvumo. Tai dabar tas problemas jūs išvardintas dar šiek tiek padetalizuokim. Pirmiausia, regėjimas. Tiesiog pirma mintis, kuri kyla, ekranų karta? Taip, tikrai taip. Technologijų karta ir manau, čia taip visiškai jų išvengti negalim ir neturėtume, nes jau normalu, nauja karta, tas technologijos dabar visur ir nuo mažumės vaikai įgudę jomis naudotis, tik tai turėtume vis tiek laikytis tam tikros tų informacinių technologijų naudojimosi higienos.
Nes, kaip žinom, ir higienos instituto ten yra tos išleistos kaip ir normos, kiek kokio amžiaus vaikams yra rekomenduojami tie ekranai. Ir kad, nu, tą higieną turime laikytis ir tausoti akis ir psichinę sveikatą. Ar lyginant su ankstesniais metais, na, tie rezultatai patikros kažkiek stebina? Su praeitais, ne, nepasakyčiau, žinok. Užsiminė dar ir apie antsvorį, na vėl yra daug... Taip. Kaip sakot? Taip. Apie antsvorį kalbant, tai, kad užsimenama, kad na, visuomenė tampa sėslesnė apskritai, ne tik tai, kad vaikai, bet ir suaugę, kiek ta problema, na, pastebima, aš turiu omeny, kad vėlgi lyginant ir ankstesnių metų kontekste. Ir yra problema ir to svorio augimo, ir to sėslumo, ir gaunasi tada toks užburtas ratas, nes kad, nu, išvengti didelio svorio prieaugio, tai turim laikytis ne tik subalansuotos mitybos, bet turi būti ir aktyvus fizinis gyvenimas. Ir dar, va, kaip tik vakar užmečiau akį į higienos institutą, tai buvo apklausiami 24 metais 5, 7, 9 klasių moksleiviai apie savo gyvensenos ypatumus, fizinį aktyvumą, rizikingą elgesį. Ir ten buvo paklausta, kiek vaikų ne pamokų metu mankštinasi ar sportuoja bent valandą kasdieną. Tai teigiamai atsakė tik 14%. Tai čia vat parodant tą sėslumo problemą, kad jinai tikrai yra. Kalbant apie regėjimą, kalbėjom apie tą ekranų kartą, ar ne, ir užsiminėt, kad na, reikalinga tam tikra informacinė higiena, apie ką viešoje erdvėje irgi po truputėlį vis dažniau yra kalbama, bet apskritai dienos režimo laikymasis, kiek jis yra svarbus, kad jaunuolis dabar turėtų tą subalansuotą dienos režimą ir kas tame dienos režime turėtų būti? Tai dienos režimas ir miego higiena yra labai labai svarbi, tiek fiziniai sveikatai, tiek psichologiniai. Tai tas būtų darbo poilsio režimas, ėjimas miegoti tam tikrų paros metu, adekvatus ekranų laikas. Prieš miegą stengtis ten jų iš vis nenaudoti ir net tam pačiam kambarį jų neturėti, kad būtų kuo mažiau stimulacijos ir kad būtų kuo sklandesnis užmigimas ir kuo geresnė miego higiena. Kiek šiuo atveju tėvai turi apsiimti tą pagrindinį vaidmenį, įdiegti vaikui tas vertybės, nes turiu omeny, kad dabar ateina jūsų kabinetą, jūs pasako, tai yra tas ir tas. Kiek tėvų čia vaidmuo yra svarbus? Tėvų vaidmuo labai svarbus ir tikriausiai pagrindinis, nes tiek sveikai mitybai, tiek visiems mūsų rekomenduojamiem režimų laikymuisi labai svarbus pavyzdys. Ir kad tiek tėvai rodytų pavyzdį ir įdiegtų, nežinau, paskatintų savo būtent elgesiu taip elgtis ir vaikus, nes, na, tai atsiremia į mūsų sveikatą. Apskritai sveikatos raštingumo žinios pačioje visuomenėje, kiek jų dar stinga? Aš manau, kad sveikatos raštingumas yra pakankamai geras, nes tikrai dabar gyvenam informacijos amžiui, kur tos informacijos labai daug ir tai reikia noro ir smalsumo pasidomėti ir atrasti, nes dabar tikrai daug ir medikų, savo srities specialistų, kurie turi Instagramo paskyras, kur veda labai kokybišką informatyvų turinį ir visuomeniai suprantama kalba vykdo edukaciją, kad apie tam tikrus susirgimus, ką daryti tam tikrais atvejais. Tai manau, to švietimo yra daug, plus ir savivaldybės rengiami projektai, kaip kad Vilnius veikiau su savo programomis, kad dabar tikrai yra daug informacijos, daug visokių programų, tai reikia domėtis ir dalyvauti. Ar gerai suprantu, kad jūs kaip gydytoja pritarė, tai sveikatos influenceriai, kad gali atlikti tam tikrą vaidmenį visuomenėje? Gali, ir tai yra tiesiog arčiau, medikai atsiranda arčiau žmonių, jie gali būti galbūt lengviau pasiekiami, lengviau ta informacija prieinama ir
jiems suprantama kalba. Tai aš palaikau šį influencinimą. Dar kalbant apie sveikatos patikrinimus prieš mokslo metus, ar ne, prieš darželius, prieš būrelius, prieš stovyklas, tarytum kritika nuskamba, kad tik vieną kartą per metus jaunas žmogus ateina, ar ne, pas gydytoją. Kiek su ta kritika sutiktumėt, kad iš tikrųjų, na, to vieno karto per metus yra mažai? Tam tikrais atvejais, kaip kad, pavyzdžiui, nu, spartaus augimo metu, paauglystės metu, tikrai norėtųsi, kad daugiau nei kartą ateitų, nes būtų tikslinga patikrinti mikroelementų kiekį, kraujo tyrimus pasidaryti, pasižiūrėti, ar viskas darniai veikia, ar visko jaunam augančiam organizmui užtenka. Bet vaikų tarpe, tai ganėtinai vis tiek mes dažnai juos pamatom, nes maži vaikai dažniau serga, tai tas apsilankimas gydytojo kabinete yra tikrai ganėtinai dažnas. Nėra čia to šiek tiek ir kartų klausimo, nes vyresni žmonės būna kartais sako, na kągi ten pas gydytojus, kiek jau galima ten eiti, ar turiu minį, kad va, nu, praeis, pakentėk ar kažkas tokio. Mes tampam tokie šiek tiek, na, neatsparūs tam skausmui, vos tik kažkas paskauda, jau norim kreiptis. Taip, ir dėl to tokio galbūt ir to informacijos kiekio daug žmonių tikrai išsiskaito kiekvieną simptomą, išsiaiškina, įsigilina ir jam nusmalsu ir galbūt ir nerimo vedami ateina pasiteiraut, kas čia su manim darosi, ką toliau daryti. Kaip jaunam žmogui, na, neįsikaltų abejonių, kad nebijotų kreiptis pas mediką, nes kartais atrodo, va, ten gal nežymus kažkoks paskaudėjimas ir kur jau ta riba, kada man, na, gal reikia tiesiog elementariai pakentėti, o kur jau iš tikrųjų reikia kreiptis. Aš manau, kad turim edukuoti nuo pačių mažiausių ir mažiem vaikam panaikintą gydytojo drakono vaidmenį, kad jie nebijotų ateiti, edukuoti apie sveikatą, kad tai yra brangiausias mūsų turtas ir kad jinai priklauso nuo mūsų pačių, kad vaikai nebijotų ateiti pas gydytoją, gebėtų įvardinti simptomus, kas su juo negerai darosi, nebijotų kraujo tyrimų, vakcinacijų, nežinotų vardan ko tai daroma. O baimė profilaktinių patikrinimų tikrai neturėtų būti, nes tai ir yra įrankis užkirsti lėtiniam ligom ir laiku kažką pastebėti. O dar pabaigiant tą baimių temą, jaučiat, kad ši nauja karta ateina su tam tikrais kažkokiais vat, iš suaugusių gautais, na, jau tokiais nusistatymais? Nežinokit, kažkaip nepastebėjau. Na ir visiškai mūsų pokalbio pabaigai sudėkim tuos pagrindinius akcentus, mokinių patikrinimai, jaunuolių patikrinimai ir ne prieš rudenį dar kartą, apie ką jie, kokia jų pagrindinė esmė, kiek jie galioja ir galų gale, kokia jų pagrindinė žinia. Taip, tai profilaktiniai patikrinimai vyksta kiekvienais metais, profilaktinė vaiko sveikatos pažyma galioja metus laiko. Profilaktinių patikrinimų metu tikrinama regėjimas, klausa, laikysena, visos organizmo sistemos. Į profilaktinę pažymą įrašomos ir rekomendacijos, ko mokykla turėtų laikytis. Pavyzdžiui, jeigu yra alergiškas asmuo ir būtų pirmosios pagalbos veiksmai, atsitiktų kažkoks įvykis. Taip pat profilaktinio patikrinimo pažymoj tikrina ir įvertina dantukų sveikatą, burnos higieną odontologas. Na ir Liepos mėnesį galim teikti, ar ne, kad jeigu dabar užsiregistruosi, šiek tiek gali tekti palaukti, nepaisant to, kad atostogų metas. Taip. Rugpjūtį gal geriau, mažesnės eilės bus. Ar kaip tik? Žinokit, pilnas rugpjūtis. Gerai, juokais, bet kuriuo atveju tėvai turi turbūt irgi išklausyti šią žinią, sunerimti. Galų gal ir patys jau paaugliai galėtų, na, tikėtis galima jų tam tikro atsakingumo lygio, kalbant apie sveikatą. Taip, kadangi tas raštingumas sveikatos klausimų didėja, tai manau ir visai sveikai gyvensenai tik į pliusą. Ačiū už jūsų skirtą laiką. Kalbėjome su Vilniaus Antakalnio polikliniko šeimos gydytoja Greta Jonaitė. Sveikatos patikrinimų laikas įpusėja, galima taip sakyti, įpusėja vasarą, taigi kito rudens jau netiek daug ir lieka. Ir sveikatos patikrinimai, kaip ir gydytojas užduoda jų metu mokinio sveikatos pažymėjimą, kuris galioja 1 metus. Dar kartą ačiū už jūsų skirtą laiką. Tai buvo Aktualijų kompaso laida, kurią šiais metais Bernardinai LT portale remia ir pristato Medijų rėmimo fondas.
Laidą vedžiau aš Rokas Simanavičius, primenu, kad visas šią ir kitas laidas savo patogiu metu galite rasti Bernardinai LT mediatekos skiltyje. Dėkui visiems ir iki kitų kartų.